Sveiki visi, šiandien aš filmuoju naują video vlogą. Šiandien žaisime, nežaisime, tiesiog būsime MC. Čia aš tokį kaip ir mapą sukūriau, matote. Tačiau paskaitysiu. Mano map, taisyklės, negriauti blok, pasiimti item ir nugalėti kitą komandą. Už vieną laimėjimą gausite vieną diamantą, turbūt. 1, 2, 3, 4, 5. Na čia gal, nežinau, čia turbūt visiems gal. Na tai aš tarkim jau parodysiu, čia įėjimas. Čia jau padariau ginklus. Čia va knaifai. Čia granatos. Čia toks baret sniperis. Čia MK. Čia irgi MK, o čia shotgunas. Šiaip tai čia nieko nesiskiria. Šiaip tai aš neilgo, kai kūriau, net valandos nereikėjo. Nes dėl to, kad šiaip tai lengva buvo, bet turbūt jūs manote, kad šitas mapas yra žiauriai lievas, bet gal jis toks ir yra, aš nežinau, aš dar jo nebandžiau. Čia pas juos, čia priešininkų komanda, čia AWP, DK ir irgi turi shotguną. Tik kažkokį kitokį. Čia dar aš padariau tokias, kaip ir pas jūs, kaip ir bunkeriukus, tokius mažiukus, kur, tarkim, pačiau lengviau šaudyti priešininkus. Čia padariau pastatą, į kurį galima įeiti ir nuo jo šaudyti. Šito pastato visas mapas matosi. Čia kaip ketvirtas labai panašu. Oi, nukritau. Žodžiu, čia dar parodysiu vieną dalyką. Čia dar kažkur, jei būtų šalmas Aqua Infinity, tai čia paleistų kažką. Čia palenti ir tavęs nieks nemato. Dėl to, kad čia yra lilipet, reikėtų tik tai atsitipi. Po to tas nueina išlendi tik tai ir bamsa. Šitą padariau šitą, nes čia kažkaip tuščia atrodo. Man bent jau tai labai tuščia čia atrodė, tai padariau dar šitą. Galima, man atrodo, ant medžio užlipti. Padarysim, kad būtų galima. Oi. Nu tai va, čia dar galima ant medžio užlipti. Sikabarot kažkaip. Čia kažkaip keistai. Palaukit. Aš noriu užlipti. Čia padarysim, kad galima būtų ant medžio lipti. Šiaip tai nuo medžio irgi visas servas matos. Oi, ne servas, bet mapas matos. Pabandysim ant ten nusikabarot. Na, net nereikia. Čia tai nedarys, kad būtų įmanoma, nes čia dar aukščiau, tai čia iš visai ateinau. Nežinos, kaip užlipti. Taigi, toks mano mapas yra mažas. Tai čia nieko. Taigi, oi. Taigi atstabdžiau. Taigi jūs parašykite komentarus, nuo kiek šitą mapą įvertinate, tarkim, nuo 1 iki 10. Tik tai, žinau, kad turbūt 10 tai nei vienas neparašysit. Gal net 7 neparašysit. Nežinau, kokius 3 jaučiu duosit, nes mapas tikrai mažas, bet šiaip tai trumpai kūriau, tai atsisveikiname iki kito karto. Ate.